Ar yra greitų būdų pašalinti skausmą kaklinėje stuburo dalyje? Greitų metodų nėra. Paprastai skausmą sukelia uždegiminiai procesai kaklo raumenyse. Jis gali būti susijęs su kaklinės stuburo dalies osteochondroze arba radikulopatija. Ką galite padaryti, kad palengvintumėte būklę? Galite patepti prieš uždegiminių tepalų, apsivynioti kaklą šiltu šaliku, atlikti lengvą masažą, jei jis jums padeda. Taip pat galima išbandyti alternatyvius metodus, pavyzdžiui, lepko aplikatorių, tai guminis kilimėlis su metalinėmis adatėlėmis. Tačiau bet kuriuo atveju būtina kreiptis į gydytoją. Skausmo kaklinėje stuburo dalyje pasekmės gali būti rimtos. Jis gali praeiti be simptomų, bet taip pat gali sukelti rimtus sutrikimus. Todėl svarbu atlikti išsamesnį, galbūt rentgeno ar magnetinio rezonanso tyrimą, kad būtų nustatyta skausmo priežastis. Причины возникновения боли.